gyvenantis Airijoje. Jau turime ryšį. Ir dabar aš norėčiau pristatyti mūsų palaikymo ir protesto akciją. Stovi čia, nes jiems galbūt geriau girdėti. Ir jūs mane turbūt girdite, taip? Tai mes Airijos lietuviai šiandien, šių metų balandžio 1 dieną, susirinkome čia prie Lietuvos Respublikos ambasados Dubline palaikyti jam žinatilsi išsiųsto Drąsiaus Kedžio, dukrytę, kuri buvo išnaudojama pedofilų, o šių metų kovo 23 dieną prieš ją buvo panaudota fizinė prievarta, norint perimti ją iš mylinčių žmonių, globėjos Neringos Venskienės, bei senelių Laimutės ir Vytauto Kedžių. Šią palaikymo akciją mes norime parodyti savo pilietiškumą, atsidavimą ir nebejingumą situacijai, kuri šiuo metu yra susidariusi mūsų tėvynėje ir gimtinėje Lietuvoje. Tai yra ne tik Lietuvoje gyvenančių lietuvių, bet ir lietuvių gyvenančių svetur pilietinė pareiga ir teisė ginti žmogiškumą, žmogaus ir ypatingai vaikų teisės. Kad ir kaip bebūtų gaila, labai didelė dalis mūsų išrinktųjų politikų nerimtai vertina šią susidariusią padėtį ir visiškai dėl to nieko nedaro, dėl ko yra labai liūdna. Šią palaikymo akciją mes norime atkreipti ne tik politikų, valdininkų, teisėsaugos pareigūnų ir kitų institucijų dėmesį, bet tuo pačiu įrodyti visam pasauliui, kokie neteisingi dalykai žmogaus atžvilgių vyksta Lietuvoje. Juk vaikas taip pat yra žmogus. Kodėl valdžia negirdi arba nenori girdėti, ką mergaitė sako ir ko jį trokšta? Drąsiaus Kedžio dukrytės noras yra gyventi su Neringa ir mes, garbinga tautos dalis, mergaitę palaikome. Protestuojame prieš neteisybę, kuri yra vykdoma prieš šį mažą žmogutį. Smurtas ir ypatingai prieš vaikus yra netoleruotinas. Ir už tai turi būti baudžiama. Todėl mes esame labai nusivylę Lietuvos teisėsauga ir teismų sprendimais, kurie prieštarauja konstitucijai, įstatymams, žmogaus ir vaiko teisės aktams ir galiausiai paprastam, elementariam žmogiškumui. Bet vis dėlto dar turime vilties, kad yra likusi dar dalelytė teisybės ir sąžiningų bei atsakingų žmonių, kurie vis dar gali tą teisybę įgyvendinti. Vis dar tikime, kad ši byla išsispręs mergaitės naudai ir kad jai bus duota galimybė visateis ir visapusiškai aprūpinta gerovė ir gyvenimą. Gerbiami Venskai ir Kedžiai, Airijos lietuviai su jumis daug stiprybės ir kantrybės šioje kovoje už teisybę. Dėkui. Taip pat norėčiau paskaityti ir kad garsiai paplotume tik tai 14 politikų, kurie nebuvo prieš diskusiją dėl brutalaus elgesio su vaiku. Šių metų kovo 23 dieną Garliavoje ir gilios krizės Lietuvoje teisėsaugoje. Norėčiau išvardinti tuos politikus ir kad paplotumėmės jiems. Galbūt atkreipsime taip dėmesį ir kitiems politikams. Seimo narė Baškienė Rima, Baukutė Asta, Gražulis Petras, Klumbys Egidijus, Kupčinskas Rytas, Kuzminskas Kazimieras, Puteikis Naglis, Sebutis Liudvikas, Songaila Gintaras, Stancikienė Aurelija, Tomas Saulius, Uoka Kazimieras, Valkiūnas Valdemaras ir Veselka Julius. Ir pabaigai. Norėčiau paskaityti, atleiskit pakugarą jūs, poeto Keturakio eilėraštį Mažytei mergaitei.
Mergaitė su snieguolė žiedeliu kumštelyje. Kam jį įteikti? Atėjus gyvenimą ruošies. Koks šaltas vėjas, šalti veidai šmeklinių. Negaliu tavęs apsaugot nuo nemeilės. Tyli atmirė medžiai, angelas pražylės nuo tavo ašarų. Dar pakentė, kol širdis mylinčios tave apsaugos nuo nužmogėjimo žiaurumo kaukių. Mes skubame gyventi su tavim. Vis tiek apginsime tave, kaip kažkada apginė seneliai mus tenai, kur ledijorių leduos praklupus su mumis kankino su tėvynė. Žvelgiu į tavo nuotrauką apmirusią dvasia. Tiek daug tamsybės prie tavęs mažytė atsėlina. Kas gali sulaikyti negailėšio nuožmumą? Lietuva visa. Namai, kur blaško sapnas, kaip paukštelis užvytas maitvanagiu. Kas priglaus tave ir tars? Mergaitė, nebijokit tų sužvėrėjusių dviveidžių. To gudaus urzgimo netiesos. Šmeiklinių šokių apie tave. Artėja, kas sudraus netiesą ir nemeilę. Ir nuteis, kas su įžulėjusias niekšybės ir melus. Kraujuos paslėpusius juodų darbų galus. Tik nesapnuok, kaip ragana, mūrais apdribus žiobina, ką nevalia pamilti. Ir juduška, kaip pridengia šeriais, teisėkuros išaštrintais grabonio iltis. Užaugsi tu šviesi ir nenuliūs sapnuos tavasis angelas. Ir laikas tau dovanos tėvynė, kur užaugs greta tavęs ir kilnus ir nušvitę. Mergaitė, mylintis apgins tave. Jų daug. Mes laiminam tave. Laiminga būk mažytė. Bet labai norėčiau padėkoti visiems čia susirinkusiems. Turėjo būti mūsų tikrai daug daugiau. Ant 3 kartus daugiau. Bet mūsų tikrosios aplinkybės neleido visiems čia susirinkti. Tegul bus mūsų Airijos lietuvių simbolis tie violetiniai lėktuvėliai. Mes norėtume būti ten klonyje, kartu ir palaikyti mergaitę ir apginti ją. Bet tiesiog, tik belieka jinai mūsų širdyje ir mes esam širdimi visi su jais tenai klonyje. Dar paplokime garsiai klonio budėtojams, ypatingai Renaldui ir Mateliui, su kuriais mes jau 3 paros palaikom ryšį. Ačiū jiems. Siunčiame stiprybę, kantrybę ir ramybę į Klonio gatvę. Ačiū. Kaip čia, tokius pačios prie tų visų juostelių, visų kitų. Aš esu popijęs. Gerai, bet. Laimė, gal balionus leidžiam į dangų? Jo. Jo! Davai balionus, kas turi tako skrendančius. Tau virš galvos vienas. Kamilė, ateik. Aš paleisiu. Palauk. Nukirpk šitą. Pafilmuok. Žiūrėk, paskiau paleisim visi kartu laikyk. Tik nepaleis dabar. Einam čia. Ne, biški, pala, ten paleis. Naglį. Pala. Aš filmuoju. Aš nespaudžiu ten. Tik nepaleisk.
Dabar iš toliau galėtum ateiti su toliau. Tik tai geriau iš po medžio išeiti. Jau, Po medžiu biškai šeikas buvo. jo truputį. Ateik čia, eik su Gina, biškai, va. Ką? Kur? Nuleidžiu. Toks nuvaik. Vėjas išpūs. Einam namo? Va, vienas. Pasitrauk biškai, aš noriu čia nufilmuoti. Como tu balona, Edu?